Klaipėdos akvarelės plenero parodą. Mums groja Inga Maknavičienė ir papasakos apie muzikinę dalį gerbiama kompozitorė Audronė Žygaitytė, visų mūsų mylima. Ne veltui esu iš muzikinio teatro. Labai noriu, kad visi žiūrėtų į paveikslus ir juos girdėtų, klausytų muzikos ir ją matytų. Paradoksas, bet man atrodo, tai yra didžiausia siekiamybė. Menų sintezė, o dar tarp jų turėtų būti žodis, geriau kai siejamas ir su reginiu, ir su girdiniu. Mes čia įgaunam, visą tai gražiai nesikeičia. Bet daug metų aš stebėjau jos veiklą jis buvo tik tai studentas ir jis alsavo tų didžių genijų. Žmonės pamatė Rostropovičių ir jam sukūrė pirmosius kūrinius. Ir tik tai po to, tai muzika, kuri gimsta šalia, jis po to įgijo teisę groti amžiną jau šlovę pelniusią muziką. Ingutė daro kažką panašiai. Pirmiausia, jinai stengiasi, Vilniuje mes tokių žmonių neturim. Įsivaizduokit. Jinai stengiasi išleisti kompozitorių čia pat gyvenančių, kas ten žino, kiek procentų, tokios šukuosenos. Žalius kaldo tam tikrą amžiaus dalį, matyt senstu, nes vis pikčiau apie tai šneku. Jeigu šalia to ritmo būtų ir prisiminta, kai man be galo gera žiūrėti paveikslus. Gal tu juos, jeigu užeitum į kambarį, kiek minutė, 2, 3, na gal 5. To paties Salomų liūto, Šopeno, kaip visos moteris mylėjo, o jis jas turbūt dar labiau. Ir rašė, kalbėjo. Bet štai iki Šopeno preliudo, kol leidžia pedagogai. Šiaip jau Rachmano virtuozerija netuščia prasminga. Mūsų susitikimo pabaigai Ingutė paskambins dar Šopeną, o aš šiandien noriu jūs pakviesti apie kainą, todėl ir kalbu, kad brangiausia yra tai, kas neįkainojama.
abstrakcija. Kuri abstrakcija. Ir pačios tikriausios plenero dalyvės, nes labai daug irgi talkino mums padėjo. Labai puikiai blogai. Ir fiziškai. Taip pat gėlės pražydo. Kai reikia pavardę sakyti. Pas Ramunę. Ištikimai atstovauja Irina. Irina, ar ne? Čia nekuri tikrai. Praleidau. Virga Urbanavičiūtė. Taip, plenere, taip. Čia dar matom vieną. Coming here now by his car, but late. Matom vieną dailininką, pavardės neįsidėmėjau. Hanu Silanbaja. Ištikimos. Kalnų ilgesys. Kalnų ilgesys. Net du, o prieš yra Kyrio. Please tell us. Kakkonen. O čia du. Taip, nu ir. Jos pačios nėra. Vadas. Taip jau išėjo, kad ilgas buvo tas kelias, kaip ir dar. Kokia nors labai naujoviška, visados tai yra ir per tam tikrą kančią. Bet galbūt ir to gyvenimo džiugesio tuose darbuose nestinga. Visa ten susimaišė yra ir iš tiesų, aš labai džiaugiuosi, kad mes būtent muzikinės, mistinius ir realistinius darbus kurianti Ramunė Lebelytė. Ačiū. Tai buvo pasakyta, o ką jūs šitokio padarėte mūsų mokykloje? Kad vakarų Lietuvos akvarelė bus pasiūlyta. Siūlau net atidarimui spalio 1 dieną, mes sezoną atidarom Tarptautinę muzikos dieną, būtų labai gražu jūsų. Taip, nudžiugė žmogus ir vėl nušvinta akį. Paulai Holopainį, kuris su visų mūsų menininkų pagalba tokia gražia ekspozicijos vyksta. Tai yra vienas iš tų nedidelių Klaipėdos kultūros žygių. Vieną honoraro formą įėjimą laisvai visus teatro renginius iš pažadų. Mes galėtume tada, reiškia, mes sausio 1 dieną teatras švenčia 20 metukų gimtadienį. Ir sausio 31 mes pirmą kartą teatre turėsim nominacijų teikimą. Gintarinė pėda bus teatro nominacija. Ir būtų nepaprastai žavu jau nuo tos, netgi sakyčiau, gal net ir nuo šios dienos, atnešiau visą seriją bukletų, galiu išdalinti, kokie renginiai dar laukia. Ir nuo spalio 1 mes pradedam rudens sezoną. Ir 31 gruodžio parengti jūsų mokyklos moksleivių parodą Teatras jų darbuose. Teatro vadovė užsirašyti ir būsit paduoti tarnyboms, kad jūs įleistų į visus spektaklius. Nu taip, nepagia. Proszę, proszę. Puikumėlė. Dar vienas vėjas. Grožis neišpasakytas. Nu, pagaliau ir to šypsenos. Tikrai nuoširdžiai. Tikrai grožis neišpasakytas. Yra. Nelapau. Dažuolis. Gerai, tikras teroristas. Teroristai.
Поглядывайте. С дитем можно. Дитё не остановить, он убегает. Все хорошо. Ира. Ира, тебе говорят, смотри на человека. На меня не похож. Прекрасно. It's not so.